Tai kiek metų skraidot? Nedaug. Kūdikystėj, žinai, porą. Man maloningai paskolino savo batus, kad galėčiau kartu su juo eiti į dirbą. Yra, viskas gerai. Saulė toks vienas. Pasaulyje. Nu matai, sako vietiniai, paklausus, vietiniai sako, reikia prie jo prisiglausti ir ypač atvažiuoti tom moterim, kurios negali pastoti. Labą dieną, Vytau. O dalį, jeigu jo sutinka, sako. Malonu. Tai čia jūs visas šitas grožis. Labą dieną. Pamatysit dar, pabandysim apeiti ir, nu, dolomitmilčiai tokie ir labai gražiai atsiveria palei pat mūšos krantą. Sveiki, tęsime mūsų rubriką Per Lietuvą su agronomu ir šiandien aš atkeliavau į Pasvalį, kur mano kolega Viktoras ketino parodyti, kuogi gyvena pasvalys, kokiegi turtai ir grožiai čia slepiasi. Kas? Labas. Gerai, ačiū. Malonu, kad atvykat į mano kraštą. Tai pasiruošę šiandien taip panuotykiauti? Tikrai taip. Keliaujam. Na, o mūsų pažintį su Pasvaliu pradėsime nuo ūkininko Egidijaus Palaimos lauko, kuriame šiuo metu vyksta žieminių kviečių sėjimo darbai. Viktoras pažadėjo pažiūrėti, ar lauke tinkamai pasirinktas sėklos gylis. Man maloningai paskolino savo batus, kad galėčiau kartu su juo eiti į dirbą. Aš tau padėsiu. Paskaičiuot grūdus? Taip, skaičiuosime grūdus. Vat irgi vienas iš variantų, kad jeigu tu giliai sukiš grūdus, tai labai sunkiai krūmies. Nes, pavyzdžiui, iš vieno grūdelio tada, va, matai, sėklytės, va, kaip gražiai subertos. Išlaiko tą visą. Va, matai, tai va ir Taip. Čia va gražiai, matai, išbeicuot, viskas ok. Gilis tikrai geras. Yra, viskas gerai. Jų akis atidirbta. Per tiek metų, tai žinai, čia. Tai kokia situacija pas Egidijų? Gera ar? Gera, pas Egidijus senų ūkininkaujantis viską žino, senas vilkas, bet tik tiek, va, sakau, nu, labai svarbu išlaikyti tą gilį. Nes dauguma ūkininkų, kur sunkios žemės ūkiša, grinai sėkla labai giliai ir dėl to sunkiai lenda. Tai čia gilis bet čia, geras. matai, čia iš tikrųjų priklauso nuo regiono. Paaiškiai turi, jeigu ten yra smėlis, lengva žemė, tai jie kiša ir 5 ir 4 cm, bet mes molyje 2,5–3,5 cm, va taip va, stengiamės išlaikyti tą gilį. Dėl to va, lėkiam pro šalį, va, pas Egidijų užsukti visat fain. Labą dieną, Egidijau. Sveiki. Čia jūsų šuo? Iš kur tu, šunė? Sveiki. Nu, labas. Nes mes jau norėjom pasimti, mums jis patiko. Egidijau, gilis geras. Tikrai, čia geras. Ten buvo biški, jo, bet čia tik geras. Ką, Egidijau, gal aš kaip kolegom pasakiau, kad irgi, kad Egidijus yra ir lakūns dar, skraida, ir lėktuvą turi, ir pasigiriu, kai mane buvo paskraidinys. Tai gal kartais galėt parodyti, kokį turėt. Nesu girdėjus, kad kažkuriam kitam regione tai būtų. Nu, vat, gal jūs, aišku, kas čia per lakūnų regioną, paaiškinkit, kodėl. Ten lakūnų yra ir Kaune didelis kiekis ir lakūnų. Taip, aš kažkaip gal tik, žinai, gal kaip... Visur jų yra, žinai, kaip kas turi. Biržos yra klubas, yra mokykla turi, žinai. Nuo mažumės moko vaikus. O jūs pats kam naudojat šitą lėktuvėlį? Kaip naudoju, pasėlius apžiūriu, viskas taip. Paskraidau pats savo. Čia nuo vaikystės. Tai kur dabar važiuojam? Važiuojam pas Egidijų pažiūrėti lėktuvą, nes jis, kaip ir minėjo, turi keletą hobių. Vienas iš hobių yra jo skraidimas, jis turi nuosavą lėktuvą ir pakilimo taką pasidarė prieš kelis metus. Nu, gal papasakos labiau jūs pats. Ir teko man pernai skraidyti, porą kartų skridom. Na, yra ne vienas laukas pas jį,
Tai sako, sėdam į lėktuvą, apskrysim, bus žymiai greičiau. Ir pamatysim vaizdą, nu, sakau, skrendam ir taip biškai nejauko viską, bet žiauriai patiko. Nes mažas lėktuvėlis 2 vietų. Jo, toks mažiuksis. Labai viską jauč, kaip sakant, ir tą pakilimą, ir tas per tą žolytę, dar. Atrodo, mes įpratę tuos tokius didelius, žinai, trauk. Nu, bet taip, kaip sakant, tas toks labai fainas dalykas. Pojūtis labai geras. Bet tas ūkininkas minėjo, kad šitam krašte apskritai labai daug tų lėktuvėlių. Jo, berods 7, aš pažįstu 5. Jo. Tai yra neįtikėtina. Normaliai. Tai kiek metų skraidot? Nedaug. Kūdikystėje, žinai, porą, tai ir dabar gal kokius. Kiek 6 gal. Kada atėjo tas momentas, kai sakot, Harlio man nebeužtenka, reikia lėktuvo? Aukštyn kilti. Aš visą gyvenimą su motociklu važinėjau. Nuo mopedo, kai pradėjau, žinai, 12 metų, tai ir visą gyvenimą važinėjau. Tai jau kažkaip, nežinau. Sakot, gana važinėt, laikas skraidyti. Ne, matot, mano sūnus baigęs aeronautiką Daytonai, Amerikoje. Tai universitetą, vienas iš rimčiausių pasaulio universitetų. Jis dabar nenori tai Amerikai per daug, jis dabar tvarkos ATPL licenciją avialinijų europinę. Konvertavos amerikietiškas visas, tai va. Ir turi tokį lakūną dar, žinai, tai prieš tai pradėjau skraidyti ir mums ir to pačio, žinai, tam treniruoti ir viskam. Po tokio įspūdingo ryto Viktoras mus pažadėjo nusivežti ne mažiau ypatingų pietų. Tiesa, dabar pas kitą savo klientą, ūkininką ir verslininką Vytautą Mikelėną. Jo, čia mano gimtinė. Ir va, mano auklėtojas buvęs, irgi yra dailės mokytojas mūsų mokyklai. Ir va, taip gražiai papuošė iš tikrųjų va, mus, saločius. Užakėm. Atvykom pas kitą ūkininką, pas Vytautą. Jis turi verslą savo, turi šašlykinę, labai skanius šašlykus, kepa. Mes su juo susitiksime, ne čia? Tikrai taip, tai va, jis ir ateina pas mus. Labą dieną. Aš klausiu, kur Viktoras čia mus atvežė. Labą dieną, Vytau. O dar jeigu jo sutinka, sako. Malonu. Tai čia jūs visas šitas grožis. Labą dieną. Taip, viskas sukurta. Tai bet aš klausiu Viktoras, sakau, tai čia verslininkas ar ūkininkas visgi, jeigu aš sakau, geriau labiau... Kas pirmiau? Jo. Nežinau pats. Baigęs žemės ūkio mechanizaciją, bet sakiau, kad žemės nedirbsiu. 92 metais padėjom statyti čia. Tiesiog palengvau, paskui žiūrim, kad turėdami kavinę reikia bulvės kažkur auginti. Žadėjom žemės po biškį. Dabar dirbam virš 400. Ir augalininkystė, ir rapsai, ir kviečiai. Daugumui augalininkystė. Ir pupas. Mano padėjėjas.
Tai Viktorai, kur čia mūsų atsivežiai? Iš tikrųjų atsivežiau Joniškėlio apylinkės, pakeitėm kitą vietą. Tai va, ir į tokią vietą, kur senai labai buvau. Į skalų kalnas, vadinasi tikriausiai taip. Ir tokia labai graži vieta, kur pamatysit dar, pabandysim apeiti. Ir, dolomitmilčiai tokie. Ir labai gražiai atsiveria palei pat mūšos krantą. Ir toks labai gražus vaizdelis, nes nemanau, kad kiekvienas iš tikrųjų pasvalietis žino, kad čia va tokia vieta yra. O ten garsusis akmuo? Koks tai akmuo? Nu matai, sako vietiniai, paklausus, vietiniai sako, reikia prie jo prisiglausti ir ypač atvažiuoti tom moterim, kurios negali pastoti. Sako, prisiglaudus visos moteris pastoja. Tai va, kviečiam visas, kurios nori vaikų ir Joniškėlį apsilankyti, nepražiūrėti pro šitą akmenį. Kas suprantu, čia pasėdi iš pradžių romantiškai, tada eina pagalvoja. Ir tada, šalia tokių gražių violetinių gėlyčių, eini ir prisiglaudi prie akmens. Taip. Atsargiai, Viktorai, svarbu kartu nesiglaudi. Jo, nebesiglaudi. O dabar aš atvežiau tave, kur tu sakei, nesi buvęs, nes aš pasigūglinau, kokios yra žymybės Pasvalyje, Pasvalio rajone. Ir Pasvalys garsėja savo žalsvuoju šaltiniu. Tai einam, pasižiūrėsim. Ką aš skaičiau, kad šitas šaltinis tai yra didžiausias Lietuvos urvas, 20 metrų siekia. Ir beros didžiausias šaltinis Pasvalio rajone. Tai va, Viktoras jau vynioja voratinklius ant rankos ir esame prie mūsų Smegduobių parko iškabos. Tai pasižiūrėsime paskutinį mūsų punktą. Taip, objektėlį. Kaip atrodo tas Smegduobių. O kiek jų čia yra? Smegduobių? Oi, daug. Ir įkurtas, pradėtas kurti nuo 2004. Ir pasaulyje toks vienas. Pasaulyje, ne Lietuvoje. Vadinasi, niekur nėra daugiau Smegduobių arba nėra vaizduotės įkurti parkui. Tikrai taip. Einam. Tai kiek aš girdėjau va šitoje Smegduobėje, tai yra vienintelis irgi toks amfiteatras 600 vietų, kuris yra tiesiog be vandenės Smegduobėje. Tai vat, man šitą vietą atrodo labai unikaliai ir įspūdingai, ypač kai žinau, kad tai yra Smegduobė. Taip. Čia, manau, nemažai renginių vyksta pas jūs, ar ne? Taip. Ja. Na ką, keliaujam? Keliaujam. Ačiū Viktorui šiandien dieną. Iš tiesų buvo labai įspūdinga. Pasvalį pamačiau visai kitomis akimis ir pamatėm tokių dalykų, kurių aš tikrai nesitikėjau. Pavyzdžiui, tas akmuo buvo labai įspūdinga dalis šiandienos dienos. Smegduobių parkas, kuris tada norėjau aplankyti. Ir aišku, ūkininkas ir jo lėktuvėlis tai buvo wow. Aš tikrai taip maloniai nustebusi, kad čia žmonės tiek daug turi lėktuvų. Tiek pilotų gyvena. Tiek pilotų gyvena. Ačiū tau labai. Iki pasimatymo.